išaušo antroji, ilgiausia ir įdomiausia 2010 metų tradicinio Saulės ralio diena. Veiksmas persikėlė į Kelmės ir Kražių apylinkės. Tačiau čia dar vertėtų sugrįžti į ralio pradžią ir prisiminti, dėl ko laukiant žvyrinių GR labiausiai nerimavo lenktynininkai. Tai kelio danga. Slidu. Minėjome, jog prieš pat ralį Šiauliuose ir apylinkėse labai stipriai lijo. Žvyrkeliai pavirto į slidžią pliurzę, kuria važiuoti dideliais greičiais nėra labai smagu. Jei keliai neišdžius, bus nelengva, prieš startą kalbėjo lenktynininkai. Beje, papildomos intrigos pridėjo ir tai, jog ralio organizatoriai, klubas Likas, surado ir į vieną sistemą sujungė daug naujų ir nepažįstamų greičio ruožų. Dėl dobų tikrai padirbėta, kad yra kažkas tai naujo. Aišku, naudota ir yra senų atkarpų, bet tikrai, kaip sakai, stenogramos nepanaudosi. Bet, aišku, dievulis gali irgi įdėti korekcijų. Jeigu palytų labai stipriai gausiai naktį, tai tos naujovės jos būtų santykinai įdomios. Sakyčiau, kabutėse jo, nes būtų ten kova su malūnu turbūt rankų kabinoje, nes iš tikrųjų labai slidus, labai atlyti jie šiandien, kai lyjo ryte, tai iš tikrųjų labai sunku, aš neįsivaizduoju, kaip reikės važiuoti, jeigu tai bus, bet aišku, visiems vienodos sąlygos. Šį kartą būgštavimai nepasitvirtino. Magiškas ralio pavadinimas padėjo išlysti saulei. Ruožai pradžiūvo. Nebuvo taip slidu, kaip tikėtasi. Tik gruntas buvo minkštesnis. Greičiau užsimušdavo provėžos. Šiandieną neslidu. Šiandieną, kadangi visą parą vakar lijo, danga nesutvirtėjusi, labai išmaurojo kelius, tai atsirado kitų niuansų. Išmuštos duobės. Bendrosios įskaitos viršūnėje trapi persvara praėjusių metų analogiško ralio laimėtojų Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko rankose. Viskas klostėsi dėsningai. Šiam varžovui tikrai nusileisti nežadėjo Roko Lipeikio ir Ingos Lipeikytės duetas. Trečiajame GR, kuris buvo pirmuoju žvyriniu antrąją Saulės ralio dieną, jiems tai regis pavyko. Vėl 3 sekundėmis pirmauja geltonasis Mitsubishis. Tačiau nuo ketvirtojo Severinų greičio ruožo Vytautas Švedas užspaudė kaip reikiant. Slėpti nėra ką. Iki pat finišo jis laimėjo 7 žvyrinius greičio ruožus iš 11. Kartais persvaros prieš Roką Lipeikį buvo nežymios, kartais solidžios. Tiesa, kovų laukas pirmajame penkete irgi buvo ypač karštas. Labai konkurencingai savąjį Mitsubishi Evo 10 pilotavo Dominykas Butvilas su Renatu Vaitkevičium, Audrius Gimžauskas, žinoma Ramūnas Šepkauskas, su kiekvienu GR tempą didino ir Audrius Višniauskas, Martynas Samuitis. Pasižiūrėjus į šių Mitsubishi armijos atskirus kiekvieno greičio ruožo rezultatus, net galva pradeda suktis. Kartais realiausi ralio lyderiai greičio ruože krenta žemyn net iki 4. ar 5. pozicijos. Kitą kartą jie vėl grįžta į savo vėžes. Rezultatai Saulės ralyje sukosi kaip kaleidoskope. Tai suteikia nemažai intrigos, iki finišo dar toli. Atlaikyti nedidelę sekundžių persvaras nėra paprasta psichologiškai. Ralyje tai vienas pagrindinių veiksnių. Kai atotrūkiai maži, dažniausiai laimi šalti nervai. Didesnių persvarų po kelias ar daugiau sekundžių per vieną GR sunkiai pavykdavo pasiekti. Sekundės augo tik pliusuojant 100-asias jų dalis. Na, o praėjusių metų Saulės ralio nugalėtojo titulą ginantis Vytautas Švedas, važiuodamas pirmuosius greičio ruožus iki serviso, nesidžiaugė savo padangų pasirinkimu. Važiuoti buvo įmanoma, tačiau ne taip, kaip norėtųsi, sakė jis. Sausa naktis pakankamai pakoregavo tas kelio sąlygas. Jos pasidarė trasos netokios slidžios, bet visgi jos pasidarė labai minkštos. Kas įtakojo, faktiškai padangų pasirinkimas pagal tas sąlygas įtakojo galutinį rezultatą. Tai pirmoje sekcijoje aš visai nepataikiau su padangom, faktiškai pasirinkau ne tą optimaliausią, ne tą geriausią sprendimą. Tada šiek tiek kovojau su mašina, kovojau su savim, kovojau su varžovais, kurie lipo ant kulnų. Po to jau po servizo kelis dopus tokį parodžiau tempą, kuris galbūt šiek tiek pagazino juos. Galbūt parodžiau, kad mano ambicijos šiandien tik tai pergalė ir galų gale gavosi viskas taip, kaip gavosi. Na, o dabar tradiciškai apie ekipažus, kuriems Saulės ralis baigėsi ne taip, kaip planuota. Dar prieš servisą iš trasos išlėkė Deivido Jociaus ir Gedimino Žliūbo Mitsubishi Lancer Evo 9. Po pirmosios dienos nesėkmės šis ekipažas stengiasi prisivyti prarastą laiką ir taip jo prarado dar daugiau. Įlėkęs į duobę kelyje, automobilis aukštai pašoko, o nusileisdamas nusinešė medinę tvorą ir pakibo ant kelio šlaito. Kol žiūrovai automobilį šiaip netaip išlaisvino, prarastos marios laiko. Nors ekipažas ir užbaigė ralį, tačiau apie bet kokius pasiekimus buvo galima pamiršti. Na, viską, ką galima buvo pagauti, aš tikrai nieko nepagavau per šitą ralį, nesisekė viskas absoliučiai. Tai buvo iš tikrųjų mano klaidos, tokios žioplos, užsižiūrėdavau į teisėjus starte, falstartų pridariau visokių, kur gyvenime nesu padaręs. Tai iš tikrųjų nesisekė totaliai nuo A iki Z.
L2000 klasės lyderiai Mindaugas Varža su Martynu Samsonu BMW iš kovos pasitraukė po 5 GR dėl sankabos gedimo. Ekipažas lyg ir turėjo įtarimų dėl šios detalės patikimumo dar vakare, tačiau jo rimtumo neįvertino. Estafetė klasėje buvo perduota Dovilo Čiutelė skraidančiai Ladai, bet ir šis sportininkas neapsiėjo be techninių problemų. Jei neklystame, 9 GR net laikė variklio tarpinę. Tempą, saugant jėgainę, teko sumažinti. To pasinaudojęs į priekį, be didesnio vargo klasėje L2000, nieko nelaukęs išsiveržė ir nugalėjo Giedriaus Notkaus ir Remigijaus Devainio ekipažas su Opel Astra. O didžiausią ralio avariją patyrė vietinių matadorų Kelmės ASK ekipažas Tomas Savickas, Gintautas Leliukas, Renault Clio. Jų pasirodymas baigėsi 8 greičio ruože. Po daugybės smūgių žmonės liko sveiki. Po ralio gydytojai jiems išrašė viso labo ramybės lovoje režimą. O štai prie automobilio teks paplušėti. Saulės ralyje avariją patyrė, bet varžybas užbaigė ir Ignas Teletavičius su Žilvinu Žeromsku, Renault Clio. Šis ekipažas pirmavo klasėje A2000, tačiau stogas paskutiniojo 13 GR viduryje palaidojo galimybę laimėti pergalę klasėje. Pirmi A2000 įskaitoje vieni sezono lyderių Irmanto Žukausko ir Gedimino Figurino duetas, taip pat su Renault Clio. Iškart po apsilankimo serviso zonoje, įveikus kelis greičio ruožus, iš kovos pasitraukė vienas realiausių pretendentų į 3 absoliučios įskaitos ir 2 klasės N4 poziciją, tai Dominiko Butvilo ir Renato Vaitkevičiaus ekipažas. Jų Mitsubishi Lancer Evo 10 po 9 GR jau buvo pasiekęs minėtasias vietas, tačiau vėliau dėl išmetimo sistemos, kuri susijusi ir su automobilio elektronika gedimo, šis tikrai efektingas ralio bolidas varžybų finišo nepasiekė. Po šio pasitraukimo aistros dar labiau užvirė. Žemiau 3 pozicijos absoliute buvę ekipažai stryktelėjo per laiptelį aukštyn. Roko Lipeikio Ingos Lipeikytės duetas, kuris ir vijosi ir bėgo nuo persekiotojų, ralio bendrojoje įskaitoje nepasitraukęs iš 2 vietos, taip pat susidūrė su rimtomis techninėmis problemomis. Pažeista automobilio važiuoklė bei sustrikavusi elektronika vos neįnešė rimtų korekcijų šio ekipažo ralio baigčiai. Mes pradėjome iš tikrųjų pakankamai gerų tempų. Nors prieš pirmą greičio ruožą susidūrėme su techniniam problemom, niekada nepatirtom, važiuojant nei iš šio, nei iš to atsijungdavo masių. Tai buvo iš tikrųjų labai, taip sakant, reikėjo prisiversti važiuoti greitai, buvo baisoka, nes nežinai, kada išsijungia viskas, net lemputės užgesta ir tai yra labai pavojinga, jeigu posūkyje, tai tiesiog mašina tampa nevaldoma. Bet kažkaip susikaupėm, pirmą greičio ruožą pravažiavom gerai, antram padariau tokia nebūdinga gal savo klaidai ir tikrai buvome labai kritiniai situacijai, išlėkėm iš trasos ir vos nenuvertėm didelės daržinę. Ir ralis tuo ir baigėsi mum, nes gadinam pakabą ir ant galo paskutinis 3 greičio ruožas jau ratas iš vis išlaužė ir galėjome tik tai vos riedėti. Tuo metu, kai varžovai ralio lyderiai tęsė savo pergalės žygius dar prieš serviso zoną ir Dominiko Butvilo pasitraukimą, vienas iš pretendentų į 3 vietą absoliučioje įskaitoje Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku pajuto, jog dingo variklio trauka, apkaltinta turbina. Ji buvo pakeista serviso metu, tačiau darbai kiek užtruko. Ekipažas pavėlavo į laiko kontrolę apie 5 minutės, už ką gavo 50 sekundžių baudos. Ramūnas atidarė visus savo rezervus. Traukos vis vien nėra. Pats pasikrapštęs prieš startą aptikau, jog nukritęs vienas vamzdelis susijęs su degalų slėgio sistema. Uždėjau jį ir mašina atgijo, pasakoja pilotas. Ir atgijo tikrai neprastai. Ekipažas absoliučiai laimėjo 10 ir 11 greičio ruožuose. Įvertinus tai, kad Rokas Lipeikis taip pat turėjo techninių problemų, Ramūnas Čepkauskas prieš paskutinėjame 12 ruože iki 2 vietos sugebėjo priartėti labai pavojingų 4 sekundžių atstumu. Tačiau nervai įtampos neatlaikė. Tai reikėjo tik techniškai įveikti 13 kražių ruožą ir pergalė būtų išplėšta. Perspaudžiau, prisipažino Ramūnas Čepkauskas. Štai viena klaida, kuri baigėsi laimingai, o netrukus ir antra lemiamoji. Ekipažas griovyje, kai iki taurių ir podiumo buvo likę keli kilometrai bendro ralio maršruto. Po šio incidento atsilaisvinus ypač aukštai bendrosios įskaitos pozicijai prasidėjo lemiama kova tarp Audriaus Višniausko ir Audriaus Gimžausko Mitsubišių. Lemiama sakome todėl, jog važiuoti liko tik vieną ruožą, o tarp šių dviejų ekipažų buvo labai nedidelės laiko persvaros ir menkiausia klaida galėjo būti skaudi. Po Ramūno Čepkausko pasitraukimo į 3 poziciją netikėtai stryktelėjęs Audriaus Višniausko Edvino Pagirsko duetas prieš artimiausią varžovą Audrių Gimžauską pirmavo vos 3 sekundėmis. Ir nors Audrius Gimžauskas su Kęstučiu Girštautu laimėjo paskutinį
paskutinį GR, tačiau jo persvara buvo tik 7 sekundės dalys. To neužteko. Trečias absoliučioje įskaitoje Audriaus Vyšniausko Edvino Pagirsko ekipažas Mitsubishi Lancer Evo 9. Prieš paskutinį greičio ruožą buvo visiškai neaišku, kas pirmaus, ar Gimžauskas, ar Čepkauskas, ar Vyšniauskas. Ir nežinau, gal Gimžauskas persistengė ir išskrido iš trasos. O mes pravažiavom gerai ir išlaikėm persvarą prieš Gimžauską. O prieš Gimžauską trūko labai nedaug. Audriui trūko labai nedaug. Jo, Audrius galutiniam rezultate pralošė tik 3 sekundės. Viskas, paskutiniai greičio ruožai įveikti. Ralio karavanas, tiksliau tai, kas iš jo liko, grįžo į Šiaulius. Saulės ralį antrus metus iš eilės laimėjo Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas, važiavęs vidutiniu beveik 118 km/h greičiu. Antras – Rokas Lipeikis, Inga Lipeikytė, nuo lyderio atsilikė minutę ir 1 sekundę. Trečias – Audrius Vyšniauskas, Edvinas Pagirskas. Pernai analogiško ralio neužbaigęs ekipažas. Nuo ralio nugalėtojų neslėpė, jog šį kartą jie pagavo labai gerą ritmą. Ir nors būta nedidelių nesklandumų, tačiau tai nesutrukdė pasiekti pergalės. Šiandien žaidėm tą tokį ne tik tai greitą žaidimą, ne tik tai lenktyniavom, bet ir šiek tiek žaidėm tą monopolį šachmatų šaškės. Dėliojom strategiją, dėliojom taktiką, žinojom, kada reikia šiek tiek atleisti vadelę, kada šiek tiek paspausti. Ir paskutinius 2 pusę tikrai važiavome taip tokių daugiau susirašymų režimų negu lenktyninių, bet vėlgi galutinis tikslas pasiektas, ko mums reikėjo. Mums reikėjo pirmos vietos, mums reikėjo taškų, kadangi žiemos ralio nebaigėme, tai dabar privalom atsivežti iš kiekvieno etapo maksimalę sumą taškų ir pabaigti tik tai aukščiausiose vietose. Ypatingai buvo įdomu ir matom iš greičio ruožų laikų išsidėstymų, kad visi kaitaliojasi ir nėra nusistovėjusios tvarkos, kas geresnis vairuotojas, tas laimi. Šiandien taip nebuvo, greičio ruožai nauji ir siauri į 3 sekciją išvažiavus, iš tikrųjų mes jau jautėmės žymiai geriau ir turėjom praktiškai visas kortas laimėjimui, apart aišku visada gali klaidą padaryti, bet šioje vietoje viskas su mašina, su bendra tvarka, taip kaip reikėjo susidėlioti, buvo gerai. Prieš apdovanojimų ceremoniją vėl pradėjo lynoti. Žiūrovus sušildyti mėgino organizatorių surengtas koncertas. Netrukus ant scenos suspindėjo taurės. Nugalėtojai klasėse atsiėmė tai, ko nusipelnė sunkiu darbu greičio ruožuose. Atskiromis taurėmis apdovanotieji greičiausi Saulės ralio ekipažai 2 ir visais 4 ratais varomų automobilių klasėse. Nuo pagrindinį trofėjų ir tradicinę Saulės ralio vėliavą antrus metus iš eilės atsiėmė Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku. Tiek naujienų iš tradicinio 2010 metų Saulės ralio. Organizatoriai prižadėjo, po metų susitiksime toje pačioje vietoje tuo pačiu metu.